Workout time. $75. 75 kilos. Pirmas warm-upas. Ne antras. Pirmas warm-upas. Tuščios štangos. Tuščios štangos netupė, nežinau kiek laiko. Daugiau nei pusę metų man. Anksčiau dar kartais on and off pritūpdavau tuščią štangą prieš einant 7. Bet dabar iš esmės tai net netupiu tuščios štangos. Nes vis tiek tuščia ar 7.5 jaučias visiškai taip pat. Haibaras, pamiršau. Reikia pratintis. Gerai. Look at that flip. Flipping plates like it's nothing. Yup. Let's go. Nice. Gerai, metam 3 raudonus. Ir čia kažais 3 raudonus ir reikia pažiūrėti, kiek šiandien man reikia daryti. Tiksliai. Žinau, kad apie 108. Tik nežinau, kiek tiksliai. 108. Lygiai. Nu, nice. 108. Gerai, iš karto jau šoku 108. Bus 7.5, 125, 2 warm-upai, trečias jau top setas. Nes esu fired up jau. Ir kai esi fired up, kartais nereikia to ekstra warm-upo dažniausiai. Šiaip galbūt įprastai padaryčiau ir kokį 107 ir 108 šaučiau, bet dabar jaučiuosi gerai, kūnas responina gerai. Why not? Tik aišku, disclaimeris galėtų būti toks, kad tai daryti, kai yra pakankamai patirties ir kai yra toks geras supratimas savo kūno. Nes jeigu tai būčiau daręs, žinau, prieš kokius 5 metus, tai klausimas, kaip čia būtų iš tikrųjų. Nes vis tiek reikia pažinti savo kūną ir jausti ribas ir gali būti taip, kad tiesiog bus per daug svorio, bus tiesiog per daug. Bus tiesiog per daug. Gerai, enough yapping. Let's lock in. Bar is loaded. Music is not loaded.
Let's get it. Vai. 180. Come on. Easy. Woo! Nice. Ne, iš tikrųjų labai nice pajudėjo. Toliau labai easy. 100 šiam, paskui 100 PM. Light. Labai light viskas. Tikriausiai kito savo net nerodysiu. Kiek light šitas buvo. Tas bus iš jūsų labai light. Tai va, squatai. Squatai nice. Pirmas setas tikrai gerai praėjo. Skaičiau, kad tas trendas, kurį jaučiu, kad squatas yra all time high savo jėgoje. Visi kartojas. Labai nice. Squats done. Sulauidam svorius ir ką, eisim prie bench presso. Aš manau, kad 7-5 galėčiau nuimti su bicepui savo. Reikia pabandyti. Dedam suolą į vietą. Ups. Reikia bandyti. Kaip čia geriau galima būtų. Na taip ir sunku. Okay. Gerai, važiuojam toliau. Bench pressas. Very light, very easy. Tikriausiai pradėsim nuo kiek pradėti bench pressą. Padarysiu siurprizą jums. Bench pressą pradėsim ne nuo tuščios, ne nuo 7-5. Pradėsim nuo 105. Pirmas setas. Warm-upas. Yes. Prakaitas tiesiog bėga upelis. O, kaip man patinka toks metų laikas, tai prasme, taip jaučias, kad hard workinė. Toks geras efektas gaunasi, kad irgi sportuoji žiemą. Nu, okei, kad ir normalioje salėje, netokiam sąlygom, nors čia irgi šilta, iš tikrųjų, žiemą irgi turėtų būti, bet kai sportuoji commercial gym'e, vis tiek mažiau prakaituoja, nes kūnas adaptuojasi ir ne tiek, kad įduoda daug prakaito į atmosferą. Tai žodžiu, man šitas metų laikas patinka dėl to, kad tiesiog toks ro darbas gaunasi. Gerai, 4 repai. Viskas, važiuojam. Turėtų būti labai easy. Jo, taip ir bus. Aišku, taip ir yra. Kodėl taip iš viso net mąstyti.
Ar bus easy, ar nebus, aišku, kad bus easy. Gerai, dar keli setukai. Ir 10 per deadliftų. Beje, dabar šiuo momentu vyksta pasaulio jaunių ir jaunimo jėgos trikovės čempionatas. Ir su spec apranga. Kombinuotas, ta prasme, pirmiausia buvo equipped ir dabar eina klasikinė trikovė. Tai iš tikrųjų nice. Turim 2 žmonės iš Lietuvos, tai yra Domas, jeigu neklystu, Vilkevičius, jeigu blogai ištariu pavardę, pardon, sorry, ir Reda. Ir jie būdu kompitina šitam čempionate ir iš tikrųjų tik tai 2 žmonės iš Lietuvos. Tikiuosi, kad kitais metais pagausės gretos. Aišku, dabar vyksta čempas Kostarikoje, labai toli, nuvykti irgi labai daug kainuoja iš esmės ir galbūt dėl to tiek mažai žmonių iš tikrųjų yra, bet it's fine. Tikiuosi, kad kitais metais bus mūsų daugiau iš Lietuvos, nes tikrai ta jaunoji karta auga labai labai stipri. Tai to ir tikiuosi, to ir palinkėsiu visiems, kurie esat jaunimas, kad tiesiog toliau laikytume tokią aukštą kartelę savo ir tiesiog naudokitės progom, galimybėm ir dalyvaukite tuose čempuose. Tai tiesiog pravers ateičiai. Nes dabar tas sportas nėra taip, kad tik tai hobis, dėl to, kad tiesiog sportuoju, nes po darbo neturiu ką veikti. Ne, aišku, gali tai būti. Gali tiesiog žmogus kaip hobį šitą dalyką laikyti, bet galima tikrai užsiimti labai rimtai. Yra labai daug perspektyvų ir iš esmės IPF federacijai, tai sakyčiau, kad jaunam žmogui yra geriausia terpė integruotis į sportą, suprast sporto šitas vertybės ir dalyvauti varžybose, integruotis tą bendruomenę. Ir bus labai fun, bus labai įdomu ir tikrai nepraleiskit tų galimybių, nes laikas labai greit eina. Ir jūs niekada nežinot, prie ko privestas dalykas. Tiesiog repeatinu dainas. Dar vienas toks fenomenas pas mane, kas būna. Ir kam pasakau, tas būna nustebęs. Kita prasme, ar tai yra sunkiai treniruoti, ar tai yra kažkokios varžybos. Dažniausiai pas mane būna taip, kad aš tiesiog vieną dainą repeatinu iš vieną. Tai prasme, pasileidžiu vieną dainą ir tiesiog repeatinu, kad man ta pati nuotaika būtų visą tą treniruotę arba per kažkokį tai veiksmą, pavyzdžiui, pritūpimai, ne? Tai per visus pritūpimus, per warm-upus, per darbinius setus tiesiog repeatinu tą vieną dainą, kas yra, nežinau kaip paaiškinti, bet tiesiog man tai padeda į tą tokį gerą darbingą mūdą įeiti ir, kaip sakiau, palaikyti tą energiją. Good, deadliftai. 125, pirmas warm-upas. Let's get it. Nepamirškit niekada magnezijos. Nors, aišku, kas sportuoja commercial gymuose paprastuose, tai dažniausiai nenori. Pavyzdžiui, treneriai arba apskritai visas gymas turi tokias taisyklės susikūrus, kad negalima naudoti magnezijos, bet galima iš tos padėties kažkaip tai įsisukti ir naudoti liquid magneziją, kuri tiek daug neprisibarsto, nes šita vis tiek ta tradicinė magnezija, jinai vis tiek turi tendenciją byrėti ir šiek tiek daugiau padaryti taršos. Nice. Pabenčiu nugarą, kažkaip jaučiasi novi, bet nieko. Nugara. Šautautas Lukui. Pradedu nuo 125, nuo 75. Praeitą workoutą manęs. Sako, kaip tu čia benčą pradedi, tiek pat, arba daugiau kartais, o dar liftą nuo 75, tai o Lukai, dabar jau 125.
Yes. Yes, sir. Viskas. Workoutas yra oficialiai pabaigtas. Deadliftai praėjo tikrai smagiai. Dabar galėčiau pasakyti, kad deadliftų tas performances tikrai, jaučiasi pats liftas geriau, kaip pats liftas jaučiasi gerai, tai yra labai labai smagu daryti, nes tikrai turėjau tokių periodų, kuomet tikrai jautės tragiškai, jautės blogai, sunkiai, netechniškai ir taip toliau. Dabar irgi prisimenu vieną tokį dalyką, kurį suvesiu dabar su mūsų šiandienos tema. Tai 2022 metais aš iki 74 papulinau 250, turėjau fantastiškas varžybas, Jonavoje Lietuvos čempios buvo, ir tai buvo vienas iš tokių geriausių varžybų, nors su skvatu labai nesisekė. Jeigu neklystu, misinau 2 skvatus, jo, nes pirmas openeris buvo pritūptas, man atrodo, ne tiek gilį, kiek reikėtų, su giliu straglinau tuo momentu iš tikrųjų labai daug ir, tas skvatas nebuvo consistent. Treniruotės jis labai buvo consistent, bet tiesiog, kadangi buvau self-coach ir aišku, ir esu dabar self-coach, tada tiesiog galbūt dar nesuprasdavau pakankamai savo programingo taip gerai, kad tą skvatą varžyboms paruošt ir kad jis būtų irgi on top taip kaip treniruotės. Tai iš esmės long story short buvo tokia, kad 22 metais pahitinau savo geriausią performansą, 200 PM deadliftas, kas buvo labai labai daug, insane man, aš labai džiaugiausi. Ir tais metais susitraumavau. Tais metais ir bombautinau iš Europos čempo, kuris buvo antroji metų pusėje. Ir tie metai buvo labai sunkus iš tikrųjų. Ir trauma, ir tas būtent tokia patirtis su Europos čempu, kuriam tikrai žiauriai stipriai ruošiausi ir daug tikėjausi ir iš manęs buvo tikimasi daug ir iš esmės tas dalykas nepavyko taip, kaip norėčiau, ant to pačio skvato irgi užsibombautinau, tiesiog nepadariau nei vieno skvato, kas buvo labai labai liūdna, faktas, kad buvo labai liūdna. Ir po tų metų tikrai supratau ir suvokiau, kad sunkus dalykai vis tiek jie išmoko tavęs ką nors. Ir iš esmės aš nepasiduodamas, aš tiesiog įrodžiau, kad man tai yra svarbu, man tai tiesiog kelia tokį pasitenkinimą arba realizuoju galbūt save kaip žmogų, kaip asmenybę šitam būtent sporte. Ir aš per tos visus dalykus, aš vis tiek likau tam sporte, kad kaip tai sunku buvo, ir trauma, ir skausmas, nugaros trauma, by the way, buvo. Tai ta nugaros trauma labai iš tikrųjų stipriai paveikė mano ir deadliftą, ir squatą vienu momentu. Aš negalėjau realiai nieko daryti, sunku buvo iš lovos įsikelti, bet tie vis tiek metai, daugiau nei metai skausmo jaučiu, nežinau, gal 1,5 metų. Ir tai tikrai taip nebuvo, kad tiesiog ėjau per skausmus sportuot, kas būtų labai blogai. Aš tiesiog ėmiausi visų įmanomų natūralių, aišku, priemonių, kad tą skausmą tiesiog panaikint, sumažint, išspręsti tą problemą. Taip pat ir su specialistais konsultavausi, kurie iš tikrųjų buvo tas pozityvus poveikis tos pačios kineziterapijos, buvo poveikis pozityvus tų visų procedūrų, bet būdavo taip, kad pagerėjimas, bam, iš karto vėl viskas eina į apačią. Tai iš esmės toks buvo kelias, kodėl tai pasakoju, tai dėl to, kad dabar, tarkim, jaunimas atsitikus kažkam tai dalykui, atrodo, ta motyvacija labai stipriai nukrenta iki visiško nulio ir atrodo, kad pajaučia kažkokį tai pasipriešinimą ir viskas. Kai kuriems žmonėms tai yra raudona šviesa ir jie tiesiog nebenori bandyti, nebenori nieko sacrifice'int daugiau ir tiesiog pasiduoda. Tai long story short tokia būtų, kad duokit daugiau savo laiko. Matot, mano kokia situacija buvo, jinai buvo tikrai liūdna buvo situacija, kai sakau, vos iš lovos pavykdavo išlipti tam tikrom dienom, negalėdavau deadliftint, realiai metus laiko normaliai negalėjau deadliftinti, bet vis tiek, praeitais metais, po 2 metų, aš comebackinau su savo deadliftu ir 24 metais labai panašiu metu, kaip dabar video filmuoju rugsėjo mėnesį,
patraukiu 203,5, kas buvo Lietuvos rekordas ir pasigerinu po 2 metų ant 13,5 kg savo deadliftą ir tai irgi buvo toj pačios svorio kategorijoje iki 7,4. Aišku, tada dar nebuvau numetęs visiškai iki 7,4, nes ten buvo taip, kad buvo Lietuvos taurė ir buvo Europos čempas likti už 6 savaičių, jeigu neklystu. Ir nutariau tiesiog nueiti tas taurės varžybas ir pagerinti iki 8,3 kg Lietuvos rekordą, kuris buvo 203 ir man reikėjo 203,5 ir tiesiog nueiti ir pasigerinti, bet aš jau tada mečiau svorį, nes buvau iki 7,4 užsiregistravęs Europos čempionų ir ten viskas puikiai mums pavyko. Ir iš tikrųjų ir video, kas nematėt, likau 4 Europai, by the way, parsivežiau sidabro medalį iš benčo, jeigu neklystu, ar bronzos, sidabro, man atrodo. Žodžiu, overall likau 4. Tai žodžiu, sudaliau iki tų 8,3, nors svėriau 7,7 liktai. Tai iš esmės jau prie tų 7,4 ir tiesiog nuvariau tas taurės varžybas pasigerinti tą rekordą, kurį bandžiau metų pradžių pagerinti, bet tada nepavyko, nepatraukiu tiesiog jokio. Tai žodžiu, rezumė kokia? Rezumė tokia, kad tiesiog duokit savo laiko, kad ir kokia situacija bebūtų, kad ir kaip jinai atrodo beviltiška dabar, šiai dienai, šiai minutį, duokit savo laiko ir aš net nebijoju, kad išsispręstas dalykas, jeigu mes, tarkim, pasitelksim vėlgi tas pačias priemonės, kolabinsim su kažkuo, konsultuosimės. Vienam įveikti tų problemų yra labai sunku ir aš manau, kad tai yra limituojantis faktorius, kai mes su niekuo nebandom bendradarbiauti dėl to vieno tikslo ir čia, manau, yra tokia problema. Ir kai kurie žmonės netgi meta sportą dėl to, tai labai liūdna ir sakyčiau, kad bet kokia situacija, kokia yra, jinai yra išsprendžiama. Viskas yra tik laiko ir pastangų klausimas. Kas tokiose situacijose padeda, tai yra vizija, tai yra tikslas. Kai pas mus yra labai aiški vizija, tikslas didelis, tokiose situacijose mes tampam neįveikiami ir niekas mūsų negali kažkaip tai sustabdyti, sakyčiau, netgi taip. Kai turim tokią labai tikslę viziją, kai norim, kai žinom, kur mes einam, nesvarbu, kokios būtų kliūtis, mes vis tiek jas įveiksim. Tai jeigu jūs esat labai panašioje situacijoje, siūlau tiesiog sustot, pagalvot, kokia yra tavo vizija, pagalvot, kur tu eini, ko tu nori. Tas dalykas tiesiog tave pastatys ant kojų ir net nebijoju, kad bet kokie iššūkiai, kurie dabar yra, aš net nebijoju, kad jie tiesiog bus įveikti. Faktas, kad padeda supportive draugai, treneris, jeigu renkatės būtent būti coachinami, nors aš manau, kad tai yra logiška ir tokiam sporte reikia trenerio. Reikia trenerio dėl to, kad faktas, kad mes dirbtume kryptingai ir tuo pačiu metu, kad tokiose situacijose, kuomet iš tikrųjų yra aiškiai rimta problema, tai tiesiog tas žmogus labai stipriai padeda įveikti tos visus dalykus. Tai yra ramstis, tai yra tiesiog tas žmogus, manau, kuris priartina patį atletą prie to rezultato. Tai tokie būtų dalykai, tokie būtų pastebėjimai. Tai tas būdinga labiau jauniams ir jaunimui, kad tiesiog retai būna ta aiški vizija. Faktas, kad iš pat pradžių, kuomet dar tik pradedi sportuoti, tos vizijos, negali labai aiškios susidaryti, bet tai tiesiog turėtų būti toksai, kaip čia pasakyti, neapleistas aspektas, vis mes turim priminti savo, kodėl mes tai darom. Ir tas dalykas, ir tas kodėl, jisai yra variklis. Tai tiek norėjau pasakyti šiandien. Einu susirinksiu štangą, nes dar nenusiėmiau po deadlifto ir viskas. Tai šį kartą tiek. Turim dabar keletą savaičių iki Lietuvos taurės. Turim beveik jau visas nominacijos užpildytas, tai jūsų bus labai daug. Aš tai labai džiaugiuosi, kad sakau, kur mūsų šitas sportas eina Lietuvoje ir labai smagu, kad žmonės renkasi tavo drug-free sportą. Drug-free federacija tai yra, LOTF, ir net nebijoju, kad ateitis tikrai yra šviesi ir daugėja ir jaunimo. Jie pamato, kad čia yra tas kelias puikia, sakykime, terpė, kur galima tobulėti su tikrai švariom tokiam vertybėm ir iš esmės atsiveria labai daug galimybių long term.
Liuk labas. Labukas. Džiūrušų. Džiūrušų. Džiūrušų.